Sveiki visi, čia aš Tomas ir Ramūnas ir Sveiki visi. Tai ką mes šiandien filmuojam? Mes šiandien filmuojam bažnyčios statybą per Minecraft. Ja. Tai maždaug... Tai aš statysiu, bet tu būsi jos klebonas. Kas bus klebonas? Ne, aš būsiu išrinkėjas. Aš būsiu maždaug, kabutėse išrinkėjas blokų, maždaug. Čia man, kaip matot, mes esam kreatyvas. Galim skraidyti. Bet tai aišku, per aukštį negalim. Maždaug dabar iš kokio bloko ramsio esam. Aš tai siūlyčiau iš akmens kaldos, bet tai... Mes statysim... Kurią? Ne, va šitą. Šitą? Tai maždaug dabar, žiūrėkit, emam šitą. Yra. Mes dar tęsim epizodus. Ir mes turėsim dabar čia statyti vienu žodžiu dabar... Aš? Ne, du, aš biškai dabar parodysiu maždaug kokias bus ribos. Maždaug tai bus, pavyzdžiui, pamatų, ilgis. Ne, turi būti 5 šonas, o 10 tas, žinai, įėjimas ir gale 10. Nu, tai maždaug, žiūrėk. Aš žinau pats. Žiūrėk, dabar suskaičiuoju 1, 2, 3, 4. Nu, maždaug aš neskaičiuosiu, žiūrėkit, tai lengviau bus padaryti. Ne, belia, kaip nevalytų, reiks išpūtavimą. Maždaug reikia žiūrėti. Reiks taip gražiai. Reikia maždaug didesnę bažnyčią, tikrai. Nes turi būti. Gal ne tokia, turi bakstėsnė. Mes gal netgi padarysim šito serverio, padarysim netgi. Nu, čia ne serverio, iš šito kreatyvinės worldo, reikia padarysim serverį. Čia bus serveras, čia bus daug statybų, daug bus įdėti į serverį. Maždaug galim. Dabar esame 15. Šiandien esame 100. Ir pirmas mėnuo, tai galim pasakyti, bus sukurtas serveris maždaug, tai bus sukurtas serveris gal kokį maždaug 25 gal jau bus serveris įdėtas. Tai va, mes visą negalim garantuoti, kad tikrai pastatysim kaip gerai, bet gal ir pastatysim. Tai va, apie šitą worldą tikrai bus nemažai epizodų. Mes turim biškį pamažinti. Gerai, maždaug. Nes čia bus, kaip ne bažnyčia, tokia kaip koplytėlė. Koplytėlė, maždaug, gerai. Tai ką, mes dabar po biškį statom jau pamatus, išmatuojam po biškį viską. Tai kokia esmė šito žaidimo? Tikrai čia... Šitas žaidimas esmė, pasakyti bažnyčią ir įkurtus miestą ir gyventi. Bet gyventi mums reikia, nes busim parapija. Ne. Aš galiu padaryti taip, kad parodysiu kitam epizode, kaip padaryti villagerį su kitokiu vardu. Jeigu kas pradėti sienų, labai žaidėjams pradedantiems. Nesiseka tą žodį ištarti. Nu tu pasakyk pradedantiems. Tai gerai, dabar
kokia mūsų misija. Dabar va, šituo laiku, kokia mūsų dabar misija. Misija tokia, kad pastatyti bažnyčią, arba koplytėlę, kitaip sakant. Čia bus ne bažnyčia, koplyčia. Nu, koplyčia, mūsų tikslas yra koplyčią pastatyti. Po to parodysiu jums pamokėlę, kaip villageris pakeisti kito vardu, ne villagerių, ir bus viršui parašytas jo vardas to villagerio. Tai gerai, dabar mažiau biški burbam, daugiau darbų. Tai maždaug kur bus čia dabar duris, maždaug šičia. Langai tikrai irgi bus, bet vienu žodžiu šitas epizodas bus tikrai labai jų daug, net nesivaizduoju, kiek galėtų būti. Maždaug gali būti ne mažiau nei daugiau, apie kokius 10 epizodų. Čia grau. Vienu žodžiu, ką galėtumėm per šitą dar Minecraftą nuveikti. Čia galima pasistatyti visokius mechanizmus, čia dabar MC biškai išmatuoja, Kolis išmatuoja, aš čia biškai statau, oi nestatau, biškai kalbų, taip, kad būtų biškai įdomiau. Nu tai Ramsai dabar tu pakomentuok, kuo šitas žaidimas yra geras. Šitas žaidimas yra geras, kad tai dalykus. Tai va, šito esmė žaidimo yra tikrai nebloga. Galiu pasakyti tiesiog, man šitas žaidimas pačiam netgi labai patinka. Žaidžiu. Žmonės mes nori pasakyti, kad kurie žiūrėsite šitą video, bus, kad tokia kaip ir bažnyčia tokia, bet jinai vadys gotika ar visi kelių gotika kaip panašiai. Gotika ar kažkaip panašiai. Tai vienu žodžiu dabar mes jau, kaip matot, jau nemažai jau pamatų pastatė. Na, bet jau tai ne vakar. Jo, mes jau tuoj darysim kitą epizodą. Mes galim filmuoti tik tais maždaug apie 10 minučių. Tai maždaug mes filmuosim iki 9 minučių su kažkiek. Jeigu jums patinka šitas žaidimas, palaikinkit, o jeigu jums šitas žaidimas nepatinka, dislike dėkit iš karto be jokių leržonių, pakomentuokit, subscribinkit, jeigu patinka, ir parašykit, ko dar trūksta, pavyzdžiui, šitam kūrimo serveriui. Jo, jis patiko, ar dar trūksta, mes dar padarysim. Tai maždaug mes jau beveik jau baiginėjom filmuoti. Mes baigiam filmuoti maždaug 9 minutės. Tai gerai, darom dabar ką? Langus, ne? Taip. Tai va, maždaug čia bus tikrai labai geras serveris ir tikrai lankykitės jame. Dar nežinau, pavyzdžiui, kokį pavadinimą duoti. Tai jūs gal pasakykit, jūs gal patarkit, jūs gal... Aišku, čia dar žmonių nebus. Aišku, bet po kiek dienų vis tiek mes padarysim serverį. Tai tas dabar reikės labai gerai atsikalt su to serveriu, nes tikrai dar nemažai ką statyti reikia. Tai ką, jau beveik jau baigiam statyti vieną pusę. Jeigu ką žmonės. Tai jo. Tai ką, šiandien tiek šitam epizode viso, su jumis buvo Tomas ir Ramūnas, sveikint, viso, gerą.